Kažkurią dieną sugalvojau pažiūrėti YouTube'ai, kaip užsidirbti pinigų. Išmetė apie 9500 rezultatų ir nei vieno konkretaus. Visi kažką pasakoja, vynioja į vatą, bet taip ir neparodo jokių konkrečių būdų. Noriu, kad šitas kanalas būtų kitoks, kad jis būtų lietuvių kalba ir turėtų patį geriausią turinį. Aš filmuosiu ne save, o filmuosiu savo ekraną, kad tu galėtum pamatyti užkulisius, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Jeigu tai yra tai, ko tu ieškai, subscribing. Vienas iš geriausių būdų užsidirbti, tai tiesiog išspręsti kažkokią problemą. Būtent tuo ir pasinaudojau. Žinojau, kad kiekvieną dieną žmonės perka iš Kinijos ir siunčia didelės pinigų sumas visai nepažįstamiems žmonėms. Vėliau nemiega naktimis ir pergyvena ir nebus apgauti. Žinau, kad nežinomybė gali būti kankinanti, todėl pamąsčiau, kad man žmonės tikrai gerai sumokėtų, jei aš jiems padėčiau patikrinti įmonės Kinijoje. Pradėjau googlinti ir atradau kelis puslapius, kur yra surašytos visos oficialiai registruotos įmonės Kinijoje. Bėda buvo tame, kad visi puslapiai buvo kinų kalba. Bandžiau ieškoti efektyviausio būdo ir pigiausio. Išbandžiau kelias programas, bet negavau jokių rezultatų. Tada pradėjau mąstyti, kaip galėčiau išversti viską į anglų kalbą. Sugalvojau, kad turėčiau paieškoti Fiverr'e. Kiniškai kalbančių žmonių ten radau visą būrį ir išsirinkau tokią merginą, kuri iš kiniškų audio kasečių verčia į anglų kalbą raštu. Ši mergina man patikrindavo ir aprašydavo 3 įmonės už $5. Už 3 įmonės aš gaudavau 240 eurų. Čia mano konkurentas, kuris daro tą patį, tik ima 390 už vieną patikrinimą. Po $130 už kiekvieną regioną, o aš patikrindavau 3 už 80 eurų. Pradėjau mąstyti, kaip galiu išsiskirti, kaip galiu duoti daugiau vertės už kitus. Galvojau, jei galėčiau kažkokiu būdu patikrinti fabriką arba prižiūrėti siuntos krovimą, man tikrai sumokėtų už tai. Ieškojau įvairiausių būdų ir visai netyčia atradau Alibaba Inspection. Parašiau gal 20 įmonių ir išsifiltravau man labiausiai tinkančią. Jei kalbėjau, kad padarytų man $100 nuolaidą. Pagrindžiau tom, kad nesu paprastas klientas, pasakiau jiem, kad turiu kompaniją, kuri daro tą patį Europoje ir man reikia partnerių Kinijoje, nes dalis klientų pastoviai prašo. Prižadėjau jiem, kad visko pasirūpinsiu, jiem tik reikės nuvykti į vietą ir patikrinti. Kiekvienas mano klientas tikrindavo įmonės, kol rasdavo tikrą, apie 60% būdavo neregistruotos. Kai atrasdavo tikrą, aš jiem pasiūlydavau fabriko auditą arba prižiūrėti konteinerio krovimą. Man čia paslaugą padarydavau $150, aš ją parduodavau už 500 eurų. Net vėliau buvau sugalvojęs ir jau sutaręs, kad darysiu siuntos krovimo live transliacijas. Pavyzdžiui, tau krauna konteinerį ir tu gali tiesiogiai stebėti, ko nors paprašyti, parodyti ar panašiai. Vėliau atradau daug pelningesnę veiklą ir šį projektą pardaviau per Flipą. Paslaugų perpardavinėjimas turbūt vienas iš lengviausių būdų užsidirbti pinigų. Tau nereikia turėti jokių investicijų. Tau žmogus sumoka ir tu už tos pinigus nuperki jam paslaugą. Lip perpardavinėti logotipus ar puslapių kūrimą Lietuvoje, surask vietinių verslų, kurie vis dar naudoja senus websaitus ir pasiūlyk jiem atsinaujinti. Tiesiog paimk telefonu ir paskambink, arba jei nedrįsti bent jau parašyk e-mailą. Ieškok įstaigų, kurios uždirba normaliai pinigų, pavyzdžiui, privačios klinikos ar ten kokios vairavimo mokyklos ar parduotuvės. Maždaug pagauni mintį. Šį kartą tiek, tikiuosi išgirdai kažką naudingo. Jei patiko, palaikink. Pasidalink su draugais, jei nepatiko, disliking ir būtinai paaiškink, kodėl nepatiko. Kitą kartą padarysiu geriau.